štai šiame kėlinyje. 21-8 skirtumas didėja iki 13 taškų. Ir jau dabar, prabėgus beveik 12 minučių, galima pasakyti, jog Vilniaus Lietuvos Rytas šiandien yra nusiteikęs labai ryžtingai ir labai kovingai. Nuo pat pirmųjų dvikovos minučių Žalgiris turi didelių sunkumų ir štai dar viena klaida perduodant kamuolį. Vilniaus komandos gynyba vėl gaudo visus laisvus koridorius, uždengdama juos nuo varžovų ir sėkmingai kovoja dėl atšokusių kamuolių. Vis tik atrodo, Tanoka Berdas bus reikalingas ir dabar į kelią nuo atsarginių žaidėjų suolelio Antanas Sireika. Žalgirio komanda jau 2 kartus nesugebėjo atkovoti kamuolio po savojų krepšiu. Tiesa, to kol kas nelabai pasinaudoja vilniečiai. Tačiau Žalgiris kaip dovanoja kamuolį Vilniaus Lietuvos Rytui. Viena klaida po kitos ir dabar jau keitimas Žalgirio ekipoje. Tanoka Berdas grįžta į aikštę. O Vilniaus komanda išsaugo 13 taškų persvarą. Sužaidus beveik 3 minutės. Per beveik 2,5 minutės šiame kėlinyje. Robertas Jeftokas. Jo metimas netaiklus ir dabar jau su kamuoliu Žalgiris. Vidas Ginevičius. Dėl viso pikčio dar žvilgteri į priekį, tačiau ten laisvų komandos draugų nematyti. Ginevičius. Perdavimas Berdai. Berdo metimas netaiklus. Grumtynės po krepšiais ir vėl Robertas Jeftokas. Įspūdingą fizinę formą demonstruoja Robertas Jeftokas. Likus kelioms dienoms iki svarbiausių sezono varžybų. Šios dienos rungtynės bent jau pirmosios 13 minučių. Tik tai dar kartą tai patvirtina ir tai gera žinia, aišku, Vilniaus komandos gerbėjams. Vidas Ginevičius. Paulius Jankūnas. Pataiko Paulius Jankūnas, tačiau prasižengia Tanoka Berdas. Taškai įskaityti, pražanga įrašyta. Taip, Paulius Jankūnas pelno 3 taškus, mažindamas skirtumą iki 10 ir štai šita Tanokos Berdo pražanga ant nesportinės pražangos ribos. Dar vienas toks judesys ir Tanokai Berdui gali tekti ir rimtesnė nuobauda. Čia dabar rungtynės tęsiasi, svarbiausia, jog jas gali tęsti ir Saulius Kuzminskas, kuriam dabar teko atlaikyti atletiško Žalgirio komandos vidurio puolėjo smūgį. Aronas Lukasas pasirodo aikštėje, gana sėkmingai žaidęs vakar, 19 minučių, 9 taškai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 perimti kamuoliai ir tik 1 klaida. Turėtų būti patenkintas savo gynėjo pasirodymu. Tomo Makvaričių Žalgiris apsigina, Jeftoko metimas šį kartą tikslo nepasiekia. 3,5 minutės sužaista antrajame kėlinyje. Vidas Ginevičius. Link krepšio. Ir pražanga Simui Jasaičiui. Taip tokiuose mikrodvikovose ir netgi kartais situacijose po švilpukų juntama, jog abiejų komandų krepšininkai gana ryžtingai nusiteikia. Nepraleidžia progos mestelti viens į kitą kamuolį arba jau sustabdžius rungtynes. Dar taip lyg ir netyčia viens kitam kepštelti, tačiau kol kas tai tik tai rodo ryžtingą abiejų komandų nusiteikimą ir kol kas leistinų ribų. Visą tai neperžengia. Prasižengia Gintaras Einikis, pakeitęs Robertą Jeftoką. Buvo tekus jau labai sudėtinga užduoti sustabdyti Einerą Bagatskį. Ir keitimas Vilniečių komandoje. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo Robertas Štelmacheris, keičiantis Saulių Kuzminską, taigi dabar toks sumažėjęs Vilniečių penketas. Jasaitis, Lukasas, Štelmacheris, Šlegas ir po krepšiu Gintaras Einikis. Panašus ir Žalgirio penketukas, Tanoka Berdas ir tokie 4 lengvi mobilų žaidėjai. Bagatskis, Štekas, Kiminskas, Ginevičius ir Ginevičius. Taip, 2 taškus pelno Robertas Pekas, tai pirmieji Žalgirio komandos legionieriaus taškai ir dar prie baudų metimo linijos stos Robertas Pekas. Robertas Štelmacheris prasižengė pirmąjį kartą ir dabar jau Žalgiris atrodo po tokios sunkokos antrojo kėlinio pradžios perima iniciatyvą, sumažina skirtumą iki 8 taškų ir dar vienas baudos metimas. Robertas Pekas, tačiau jo metimas netaiklus. Žalgiris kol kas iš 7 baudų šiandien pataikė tik tai 2. Simas Jasaitis,
Gintaras Einikis, Aronas Lukasas. Meta iš 3 taškų zonos, labai netaikliai Aronas Lukasas, nuskubėjo dabar atakuoti kaip įmanoma greičiau, norėdamas matyti pelnyti taškus ir pasižymėti. Aronas Lukasas metimas tikslo nepasiekė ir net lanko nepasiekė. Ir Tonoka Berdas su Gintaru Einikiu susitvarko labai sėkmingai. Minutės pertraukėlės prašo Vilniaus komandos treneris Tomo Mahoričius, nes persvara aptirpo jau iki 6 taškų. Grįžta į aikštę abiejų komandų penketai. Robertas Štelmacheris grąžins kamuolį iš užgalinės linijos. Štelmacheris, Lukasas, Šležas, Jasaitis ir Einikis. Ir Žalgirio komandos penketas lygiai toks pat. Ginevičius, Pekas, Timinskas, Bagatskis ir Berdas. Robertas Štelmacheris, Jasaitis. Jasaitis meta iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus, Šležas numuša kamuolį ir pats jį ir susigrąžina. Ir po to jau prasižengia Ainaras Bagatskis. Antroji komandinė Žalgirio pražanga, pirmoji asmeninė pražanga legionieriui iš Latvijos. Aronas Lukasas susiduria su Vidu Ginevičiumi, pražangos nėra, kamuolį liečia paskutinysis Vidas Ginevičius. Ir Antanas Sireika. Gintaras Einikis nesiryžo mesti iš 3 taškų zonos. Lukasas praranda kamuolį ir nesportinė pražanga yra baudžiamas Aronas Lukasas. Na, jau neužtikrintai atrodė keletoje paskutinių epizodų Aronas Lukasas. Dabar jį pergudravo Robertas Pekas ir Lukaso pasirodymas bent jau tam tikram laikui šios dienos rungtynėse baigėsi. Robertas Pekas po to dar padiskutavo su Robertu Štelmacheriu. Nuramina dabar Robertą Peką rungtynių arbitras. Robertas Pekas mes 2 baudos metimus ir po to Žalgiris grąžins kamuolį į aikštę. Beveik įpusėjus antrajam šių rungtynių kėliniui. Nors pirmieji šiame kėlinyje taškus pelnė Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, tačiau po to sekė 8 iš eilės Žalgirio taškai. Ir Robertas Pekas pataiko abi baudas ir dar kamuolys lieka žalgiriečių rankose, taigi galimybė jau beveik pasivyti Vilniaus Lietuvos Rytą. Dabar turi Kauno ekipos krepšininkai Robertas Pekas. Prieš Rolandą Jarutį. Labai aktyviai rungtyniauja Robertas Pekas. 1 prieš 1 jis yra nepaprastai sunkiai sustabdomas ir Rolandui Jaručiui reikės komandos draugų pagalbos arba bet kuriam kitam krepšininkui, kuris bandys stabdyti vis labiau įsibėgėjantį Žalgirio komandos gynėją. Skirtumas sumažėjo iki 2 taškų. Gintaras Einikis. Netaiklus metimas, pats Einikis atkovoja kamuolį. Dabar jau Robertas Pekas diskutuoja su Bagatskiu. Na, ant tokios emocijų ribos balansuoja Robertas Pekas. Ir kol, aišku, jis tos ribos neperžengė, Žalgiriui tai yra, sakykim taip, naudingiau. Dar vienas įrodymas, jog šiandien abi komandos nusiteikusios tik tai
kovoti tik tai dėl pirmosios vietos. Rolandas Jarutis atkovoja kamuolį po netaiklaus Peko tritaškio 23-19, 4 minutės ir 30 sekundžių. Buvo galbūt tam tikra baimė, jog gali paaukoti šią dvikovą Vilniaus Lietuvos Rytas, ruošdamasis antradienio rungtynėms, tačiau kol kas jokių ženklų, jog tai darytų, nėra. Tam tikri, aišku, pakeitimai yra Vilniaus komandos žaidime, galbūt neleidžia tiek daug žaisti pagrindiniam savo penketui Tomo Mohoričius, tačiau visi aikštėje atsidūrę krepšininkai atiduoda visas jėgas. Ir Vidui Ginevičiui pavyksta sumažinti skirtumą iki 2. 23-21. Robertas Štelmacheris su kamuoliu. Aštuonios sekundės atakai. Štelmacheris perdavimas Einikiui. Einikis pamato, atsidengusi Simą Jasaitį. Jasaitis nepataiko iš po krepšio ir varžovų pražangos nėra. Su kamuoliu vėl Robertas Pekas. Antrajame kėlinyje jau Žalgiris demonstruoja kur kas geresnę gynybą. Ir tai yra viena iš tų sėkmingo Žalgirio žaidimo priežasčių. Ypač kaip pataikos, tai kaip dabar Mindaugas Timinskas, tuomet Žalgirio reikalai gerėja. Ir dabar Žalgirio komandos kapitonas pirmą kartą šiame kėlinyje persveria rezultatą savo naudai. 24-23. Jau priekyje Kauno Žalgirio ekipa. Andriaus Šležo metimas taiklus ir vėl 1 tašku priekyje Vilniečių ekipa. 25-24. 3 minutės ir 10 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Aimaras Bagackis, Vidas Ginevičius iš toli. Tačiau šį kartą jo metimas netaiklus. Ir Tonoka Berdas antrą kartą kartoja kamuolį. Gintaras Einikis pralaimi kovą dėl pozicijos po savojų krepšių ir Tonokai Berdui to tik ir tereikia. 7-asis jo taškas. Dar vieną kamuolį perima Robertas Pekas ir Žalgirio komanda ir pražanga Rolandui Jaručiui. Tai bus 5. komandinė pražanga Vilniečiams, taigi Pekas mes baudos metimus, tačiau jau po reklaminės minutės pertraukėlės. Minutės 46 sekundės iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos didžiajame Baltijos krepšinio lygos finale. Paskutinės šios lygos šio sezono rungtynės, po kurių bus atsakyta į klausimą, kasgi taps pirmuoju šios lygos čempionu. 26-25, 1 taško persvarą dabar turi Žalgiris ir Robertas Pekas mes baudos metimus. Trečiąją pražangą užsidirbo Rolandas Jarutis. Ir kol kas štai dabar grąžina į aikštę Roberto Jeftoką. Tomo Mohoričius leido beveik 7 minutės žaisti vienam Gintarui Einikiui. Grįžta į aikštę ir Tyronas Nesby. Ir Robertas Pekas kol kas metė 3 baudas, 2 iš jų pataikė. Jis ir Berdas yra rezultatyviausi krepšininkai žalgiriečių gretose. Netaiklus Roberto Peko baudos metimas. Žalgiris kol kas baudas meta, tik tai 44% taiklumu. Antrasis metimas tikslesnis, 27-25, Žalgiris įgyja 2 taškų persvarą. Ir su kamuoliu dabar jau Vilniaus Lietuvos Rytas. Tyronas Nesby, jo gynyba patikėta Dainiui Šalengai. 5 sekundės atakai lieka Vilniaus klubui. Robertas Štelmacheris, gražus perdavimas po krepšiu. Robertas Jeftokas iš viršaus. Pro šalį prošokusio Žalgirio krepšininko užbaigia ataką efektingai ir lygina rezultatą. Štai dar kartą šis epizodas buvo šiek tiek pavykę išmušti kamuolį Jeftokui. Perima kamuolį Tyronas Nesby, laiku perdavimas Štelmacheriui. Štelmacheris užbaigia šį greitą po 3
kamuolį 2 taškais ir vėl sugrąžina 2 taškų persvarą. Ir matydamas jau rungtynių svarstyklės vėl krypsta ne į tą pusę, minutės pertraukėlės prašo Antanas Sireika. Grįžtame į Siemens areną. Lygiai 2 minutės iki didžiosios pertraukos čia šiose finalo rungtynėse. Vilniečiai vėl susigrąžino savo 2 taškų persvarą. Po 2 iš eilės sėkmingų atakų 29-27 ir išsirikiuoja dabar aikštės gynyba Vilniaus Lietuvos Rytas. Robertas Pekas. Nerezultatyvus pirmasis kėlinys ir labai naudingas žaidimas antroje rungtynių atkarpoje, per kurią ir pelnė visus savo 7 taškus Pekas. Dar vienas eidas po krepšiu. Laiku perdavimas Berdui kamuolį iškrapšto be pražangos Tyronas Nesby ir Vilniaus komanda vėl apsigina. Robertas Štelmacheris laukia, kol į varžovo aikštės pusę pereis ir Tyronas Nesby. Minutė 20 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Gintaras Einikis, Andrius Šležas, 5 sekundės atakai, Andrius Šležas. Numeta kamuolį Nesby meta iš labai toli ir pataiko Tyronas Nesby. Fantastiškas Nesby tritaškis. Paskutinė atakai skirta laiko sekundė. Žalgiriui turbūt padarius viską, kad sustabdytų Nesby ir čia pat taiklos Dainius Šalenga. Vienas gražus epizodas keičia kitą ir Dainius Šalenga atsilygina Tyronui Nesby už tą tritaškį ir vėl palieka Vilniečiams tik tai 2 taškų skirtumą. 32-30. Gintaras Einikis. Vėl Nesby. Ir vėl su juo Dainius Šalenga. Perdavimas Robertui Jeftokui. Ir Jeftoko jau nepasilaiko po krepšio atsidūręs Mindaugas Timinskas. Vėlgi drausminga ir tiksli. Lietuvos Ryto ataka 34-30. Jie pirmauja, likus žaisti 30 sekundžių. Antrajame šių rungtynių kėlinyje. Timinskas. Pražanga Gintarui Einikiui. Timinskas sustabdo neleistinai Vilniaus Lietuvos Ryto vidurio puolėjas. Timinskas mes baudos metimus 25,7 sekundės iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Gintaras Einikis prasižengia antrąjį kartą. Mindaugas Timinskas meta pirmąjį baudos metimą šios dienos rungtynėse. Iki šiol Žalgirio kapitonas yra pelnęs 5 taškus. Taiklus baudos metimas 34-31. Ir antroji bauda pasiekė tikslą 34-32. 2 taškų skirtumą įgyja. Palieka 2 taškų skirtumą Vilniečiams Mindaugas Timinskas. Nedidelė pauzė, kol bus galima šiek tiek nusausinti nuo prakaito sudrėkusį kamuolį. Ir viena iš paskutinių, jeigu ne paskutinė ataka antrajame kėlinyje. Ar turės Žalgiris? Realiai laiko atsakymai priklausys nuo to, kaip baigsis šis Vilniaus komandos puolimas ir kiek ilgai jisai truks. Robertas Štelmacheris. 10 sekundžių. Štelmacheris ir prasižengia Robertas Pekas. Tai 4. komandinė Žalgirio pražanga, taigi dabar jau likusias 7 sekundės galės ruošti šią ataką Vilniaus Lietuvos Rytas. 7,20 sekundės iki kėlinio pabaigos. Einikis perdavimas Šležas veržiasi po krepšiu ir Robertas Jeftokas pataiso kamuolį. Negana to dar nebus įskaityti šie taškai, nes atrodo prieš tai prasižengia Žalgirio krepšininkas.
Taigi Andrius Šležas turėtų mesti baudos metimus. Pražanga įrašyta Žalgirio komandos krepšininkui ir Andrius Šležas meta 2 baudas. Pirmasis metimas netaiklus. 4 sekundės lieka iki šio kėlinio pabaigos. Vieną baudos metimą pataiko vilniečių komandos krašto puolėjas ir dabar jau Žalgirio atsakymas. Mindaugas Timinskas, paskutinės kėlinio sekundės. Timinskas sugeba perduoti kamuolį, tačiau laiko jau pritrūko žalgiriečiams. 35-32. Taigi po skriblios ir permainingos kovos po 2 gana skirtingų kėlinių Vilniaus komanda savo susigrąžina 3 taškų persvarą. 35-32. Taigi didžioji pertrauka artėja į pabaigą Siemens arenoje Baltijos krepšinio lygos finalo ketvirto varžybų lemiamose rungtynėse. Vilniaus Lietuvos Rytas Kauno Žalgiris po 2 kėlinių 3 taškų persvarą turi Vilniaus klubas ir dabar aikštėje pasirodo Vilniečių penketukas, Jeftokas, Mujezinovičius, Štelmacheris, Nesbi ir Delininkaitis. Ir Žalgirio komandos penketas Šalenga, Ginevičius, Berdas, Timinskas ir Pekas. Po pirmųjų 2 kėlinių statistikos rodikliai gana panašus, šiek tiek didesnė persvara pagal klaidas turi vilniečiai, privertę suklysti Žalgirį 10 kartų, patys praradė 4 kamuolius, pataikymo procentas daugmaž vienodas ir skiriasi labai nedaug. Mindaugas Timinskas perima kamuolį iš Roberto Jeftoko. Nors tie, kurie stebėjo pirmasis rungtynės, turbūt matė, kokie skirtingi buvo 2 kėliniai, kai pirmajame dominavo Vilniaus Lietuvos Rytas ir kaip antrajame perėmė iniciatyvą ir pasivijo varžovus Kauno Žalgiris. Tanoka Berdas dabar mažina skirtumą iki minimumo 35-34. Dar viena vilniečių klaida ir Robertas Pekas. Berdas atkovoja kamuolį ir dar 2 taškai. Tanoka Berdas, 11-asis jo taškas ir labai galinga šio Žalgirio centro pradžia. Pirmosiomis 3 kėlinio minutėmis. Robertas Jeftokas. Tomas Delininkaitis. Tomas Delininkaitis iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus, Tyronas Nesbi ima kamuolį po varžovų krepšiu. Ir naujos 24 sekundės, leidžiančios neskubėti Vilniaus Lietuvos Rytui. Robertas Jeftokas. Perdavimas Mujezinovičiui, šis dar netrodo visai apšilęs, šiek tiek iš pradžių sunku, kai gaudo kamuolį. Tyronas Nesbi iš 3 taškų zonos ir dar vienas 3 taškis. Vėlgi paskutinė atakai skirta laiko sekundę. Na, Tyronas Nesbi tampa jau labai grėsmingų ginklų Vilniaus komandoje, ypač tai tokiose situacijose. Psichologiškai labai matyt laužantys būna tokie 3 taškai, kuomet komanda ginasi labai sėkmingai 20-22 sekundės ir po to praleidžia štai tokį 3 taškį į savo į krepšį. Vidas Ginevičius prasižengė, prieš tai suklydęs, netiksliai bandęs perduoti kamuolį Tanokai Berdui. 38-36, 2 taškais priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas ir su kamuoliu vėl Vilniaus ekipa, sužaidus beveik 2 minutės trečiajame rungtynių kėlinyje. Delininkaitis, Štelmacheris, Jeftokas, 10 sekundžių atakai. Išmuštas kamuolys, 7 sekundės lieka Lietuvos Ryto komandos atakai. Haris Mujezinovičius. Ir Tyronas Nesbi, dar vienas metimas ir šį kartą netaiklus Vilniaus komandos
snaiperis, šansas Žalgiriui. Timinskas. Susako vis tik minties veržtis link krepšio. Robertas Pekas. 2,5 minutės sužaista šiame kėlinyje. Ir Roberto Peko metimas tikslo nepasiekė. Haris Mojezinovičius. Jo pasirodymas turėtų šiek tiek sustiprinti visų pirma Vilniaus gynybą. Ir kova dėl atšokusių kamuolių. Vakar Haris Mojezinovičius nežaidė. Ne minutės pusfinalio mače. Tyronas Nesby prameta dabar jau galbūt labiau galvodamas apie šalia esantį varžovą negu apie metimą. Ir su kamuoliu vėl Žalgirio komandos įžaidėjas. 3 minutės sužaista šiame kėlinyje. Robertas Pekas. Dar vienas netaiklus jo metimas ir atsiprašo, kad grįždamas į gynybą netgi savo trenerio Robertas Pekas, o tuo tarpu Vilniaus klubas vėl baudžia Žalgirį už labai jau lėtą grįžimą prie savo krepšio. Ristelė bėgdamas Vilniaus Lietuvos Ryto neaplenksi. 40-36, 4 taškų persvarą turi vėl Vilniaus krepšininkai ir Haris Mojezinovičius pralaimi. 2-1 Mindaugui Timinskui. Pirmoji Lietuvos Ryto pražanga šiame kėlinyje, pirmoji pražanga ir Hariui Mojezinovičiui. 3,5 minutės prabėgo nuo šio kėlinio pradžios. Baltijos krepšinio lygos finalas. Pačios paskutinės šio čempionato rungtynės ir pats svarbiausias klausimas sprendžiasi būtent šiandien. Mindaugas Timinskas. Ir puldamas krepšį prasižengia Mindaugas Timinskas. Taranuoja tiesiog Robertą Jeftoką, kuris matyt tokios atakos atomazgos ir laukia. Pirmoji pražanga Žalgirio komandos kapitonui. Dar kartą šis epizodas. Ir Žalgirio komandos krepšininko pražanga. Beveik 4 minutės sužaista trečiajame kėlinyje. Vilniečiai pirmauja 4 taškais. Tokas. Delmacheris. Mojezinovičius. Ir 4 sekundės atakai. Haris Mojezinovičius. Išsprūsta kamuolys jam, reikia mesti metą ir vos nepataiko Robertas Jeftokas. Metimas kabliu iš aikštelės, baudos aikštelės krašto. Tačiau kamuolys atitenka Žalgiriui. Laimi Šalinga. Iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas Biordo su kamuoliu. 1-2 einantis judesys ir įspūdingas Roberto Jeftoko blokas. Dar vienas puikus epizodas šios dienos rungtynėse. Tyronas Nesby. Šiek tiek per trumpas metimas. Kamuolys nuo Roberto Peko. Ne, nuo Roberto Jeftoko. Palieka aikštę, taigi reklaminė minutės pertraukėlė, per kurią Žalgiris turės laiko paruošti dar vieną savo puolimą. Lietuvos televizija tęsia tiesioginę transliaciją. Siemens arenoje toliau verda atkakli kova. 4 taškais priekyje Tomo Mohoričiaus vadovaujami Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. 40-36. Ir su kamuoliu Žalgirio ekipa. Robertas Pekas. Perdavimas po krepšiu. Berdui išsprūsta kamuolys ir išsprūsta be vilniečių pagalbos. 12 Kauno ekipos klaida. Pus mažiau kartų suklydę yra Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Iš viršaus Tyronas Nesby kala kamuolį į Žalgirio krepšį ir didina skirtumą iki 6. 42-36. Nusprendžiant iš to penketo, kurį matome trečiojo kėlinio pirmasis 5 minutės. Vilniečiai taip pat. Ir toliau nesiruošia aukoti šio mačo ir kaunasi iš visų jėgų su Žalgirio krepšininkais. Tanaka Berdas atkovoja kamuolį po Lietuvos Ryto krepšiu.
po to sugriebė kamuolį Robertas Štelmacheris. Keitimas Žalgirio ekipoje. Vietoj Vido Ginevičiaus aikštėje Dariušas Lavrinovičius. Taigi Žalgirio penketuko ūgio vidurkis gerokai ūgteli. Ir Robertas Pekas. Grąžina kamuolį į aikštę, tačiau perima kamuolį iš Dainiaus Šalingos Tomas Delininkaitis. Gražus perdavimas Mojazinovičiui. Mojazinovičius stabdo Mindaugas Timinskas, krenta Mojazinovičius. Kietokas krepšinis trečiajame kėlinyje. Trečioji pražanga Mindaugui Timinskui. Mojazinovičius stos prie baudų metimo linijos. Dar kartą šis epizodas. Nieko tyčinio grubaus, turbūt šioje situacijoje irgi nebuvo. Tiesiog bandymas apginti savo krepšį. Tiesa, aiškiai suprantant, kad be pražangos vargu ar pavyks tai padaryti. Prameta pirmąjį baudos metimą Mojazinovičius. Antrasis taiklus, 43-36. Vilniečiai padidino skirtumą jau iki 7 taškų. 4,5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Mindaugas Timinskas. Įdeda tiesiog kamuolį Kanokai Berdui į rankas ir pastarasis po akimirkos siunčia į Vilniečių krepšį. Skirtumas mažėja iki 5. Haris Mojazinovičius iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Haris Mojazinovičius surizikavo dabar savotiškai Vilniaus Lietuvos Ryto krašto puolėjas. Netaiklus metimas galbūt būtų susilaukęs nemažos Tomo Mohoričiaus kritikos ir priekaištų, tačiau viskas baigėsi sėkmingai Žalgirio. Tai yra Vilniaus Lietuvos Ryto komandai ir Mojazinovičiaus dėka skirtumas vėl didėja iki 7 taškų, 45-38. Ir kamuolys dabar jau Vilniaus Lietuvos Ryto rankose. 3 minutės 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Robertas Štelmacheris, perdavimas Delininkaičiui. Nesbis, 5 sekundės atakai. Tyronas Nesbi, metimas netaiklus. Ir skuba į priekį jau Robertas Pekas. Dainius Šalinga. Ir vėlgi, nėra kam perduoti kamuolį. Dabar gelbsti Šalingą ir Žalgirį tik tai, jog nebesuspėja kamuolio sugriebti Robertas Štelmacheris. O situacija vėl buvo labai arti klaidos. Ir minutės pertraukėlės, kurios dabar prašo Kauno Žalgirio komandos vyriausiasis treneris Antanas Sireika. Dancing group from Estonia, Rošyni Levis. Grįžtame į Žiliams areną. 3 minutės ir 22 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. 7 taškais priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. Dainius Šalinga, 5 sekundės atakai. Timinskas, 3 sekundės. Meta iš 3 taškų zonos ir nepataiko Timinskas, tačiau kamuolį atkovoja Lavrinovičius, pelno 2 taškus ir dar pražanga Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Lavrinovičiui tai yra pirmieji taškai šios dienos rungtynėse. Pirmoji pražanga Robertui Jeftokui. Ir Dariušas Lavrinovičius prameta baudos metimą, taigi Vilniečiams lieka 5 taškų skirtumas. 45-40 ir 3 minutės lygiai iki šio kėlinio pabaigos. Štelmacheris, Mojazinovičius veržiasi po krepšiu. Grumtynės baudos aikštelėje, Dainius Šalinga greitesnis už visus ir savo komandos draugus ir varžovus. Ir Robertas Pekas. Timinskas paliktas laisvas, tačiau kapitonui vėl nepavyksta pataikyti iš 3 taškų zonos. Mojazinovičius išmuša kamuolį iš Dariušo Lavrinovičiaus rankų. 2 kartus jau pralaimėjo dvikovą po savojų krepšių Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Ir pirmą kartą taškus. 2 taškus pelnė Lavrinovičius, dabar dar viena galimybė Žalgiriui. Kanoka Berdas. Ir
taiklus Tomo Kosberdo metimas. Atrodo pataiso kamuolį dar ir Dariušas Lavrinovičius. 45-42. Žalgiris vėl priartėja 3 taškais. Dabar jau priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. Mojezinovičius. Ir šį kartą netaiklus metimas. Mindaugas Timinskas atkovoja kamuolį. Iniciatyva dabar jau pastarąsias keletą minučių priklauso Kauno Žalgiriui. Prieš paskutinę šio kėlinio minutę ką tik prasidėjo. Timinskas. Dar vienas metimas iš toli ir vėl netaikliai. Timinskas prameta jau 5-ąjį tritaškį šios dienos rungtynėse. Minutė 40 sekundžių. Iki trečiojo kėlinio pabaigos. Delininkaitis veržiasi link krepšio ir jį stabdo Dariušas Lavrinovičius. Tomas Delininkaitis stos prie baudų metimo linijos, nes tai yra 5-oji komandinė pražanga. Ir 2 baudos metimais vėl gali kiek padidinti skirtumą. Keitimas Vilniaus ekipoje vietoj Hario Mojezinovičiaus, aikštėje Saulius Kuzminskas. Ir pasiruošęs jau baudos metimams Tomas Delininkaitis. Šiandien 3 baudas metė, 2 pataikė. Iš viso pelnė 6 taškus. Ir kol kas pagal šį rodiklį yra 2-3 krepšininkas kartu su Robertu Jevtoku. Daugiausiai 14 metęs Taironas Nesbi. Taiklus pirmasis baudos metimas 46-42. Abi baudos sumeta Vilniaus Lietuvos Ryto komandos įžaidėjas ir vėl grąžina savo komandai 5 taškų persvarą. Minutė 30 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Lemiamose Baltijos krepšinio lygos finalo rungtynėse. Nugalėtojas šiandien bus tik vienas. Na, antrąjį vietoj taip pat atiteks paguodos prizas, atiteks paguodos piniginis čekis, tačiau tik tai vienas čempionų titulas yra. Ir jis bus skirtas šių rungtynių nugalėtojų. Robertas Jevtokas, baudžiamas asmeninė pražanga. Nustebęs Jevtokas, nustebę daugumas ir galių. Antroji asmeninė pražanga jam. Dabar jau Romas Brazauskas kalbasi su savo kolega iš Latvijos, Jūriu Kokainiu. Diskusijose dalyvauja ir Robertas Pekas. Jevtokui įrašyta antroji asmeninė pražanga. Netgi keitimas Žalgirio komandoje, aikštėje vėl Paulius Jankūnas keičiantis Tomoką Berdą. Minutė 11 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Sauliui Kuzminskui atrodo buvo įrašyta pražanga. Taigi Robertui Jevtokui lieka viena asmeninė pražanga, tiek pat kiek ir Saulius Kuzminskas. Antroji pražanga Kuzminskui ir 4-oji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos Rytui. Netrukus prasidės paskutinė šio kėlinio minutė. Mindaugas Timinskas į baudos aikštelę. Ir pražanga Taironui Nesbi. Tada šiek tiek sukirto per ranką besiveržiančiam varžovui Taironas Nesbi. Nors ir vėl, štai kuo toliau, tuo daugiau. Kiekvienas švilpukas pradeda kelti emocijų, ne tik tribūnose, kas yra natūralu, tačiau ir aikštėje. Na, tai turbūt irgi yra natūralu. Mindaugas Timinskas prie baudų metimo linijos. Diplomatiniai santykiai su Kęstučiu Pilipausku ir tarp Tairono Nesbi ir jo atstatyti. O žalgiriečių komandos krepšininkas sumažina skirtumą iki 4 taškų, 47-43. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus. Taigi vėl 3 taškų skirtumas. 47-44. Paskutinė šio kėlinio minutė. Robertas Štelmacheris nežaidė visą pirmąjį kėlinį. Ir tai yra taip pat tos Tomo Mohoričiaus žaidėjų jėgų taupimo programos rezultatas. Taironas Nesbi iš labai toli ir pražanga
Pauliui Jankūnui. Taip, antroji asmeninė pražanga. Robertas Javtokas stos prie baudų metimo linijos. Keitimas Vilniečių komandoje. Aikštėje Andrius Šležas, jis keičia... Gal viską turėtų keisti Tyroną Nesbį. 42,5 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Ir Robertas Javtokas. Šiandien jis baudų dar nemetė. Apskritai Vilniečiai 12 metė, 9 pataikė. 75 procentų tikslumas. Taiklus pirmasis baudos metimas. Antroji bauda taip pat netaikli. Andrius Šležas atkovoja kamuolį, nepavyksta ir jam. Ir Kuzminskas laimi dar vieną dvikovą po Žalgirio krepšiu. Du kartus leido nusiimti kamuolius savo baudos aikštelėje žalgiriečių priekinės linijos žaidėjai. Robertas Javtokas. Paulius Kuzminskas. 5 sekundės atakai. Delininkaitis. Iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir Žalgiris turi dar 15 sekundžių. Tai matydamas neįtin ir skuba Robertas Pekas. Artėja į pabaigą trečiasis kėlinys. Po 2 Vilniečiai turėjo 3 taškų persvarą, tokią pat ją kol kas ir turi. Robertas Pekas meta labai netaikliai ir viskas tuo ir baigėsi trečiajame kėlinyje. Taigi daug atkaklios kovos, daug rungtynių, daug gražaus krepšinio, svarbiausia jog skirtumas lygiai toks pat 47-44. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Siemens arenos. Čia ką tik prasidėjo ketvirtasis rungtynių kėlinys. Ir su kamuoliu Vilniaus Lietuvos Rytas. Jasaitis, Kuzminskas, Javtokas, Delininkaitis ir Šležas. Toks yra Vilniečių komandos penketas. Žalgiris ketvirtąjį kėlinį pradėjo tokia sudėtimi: Ginevičius, Lavrinovičius, Jankūnas, Šalenga ir Timinskas. Andriaus Šležo metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Simas Jasaitis ir vėl grumtynės po krepšiais ir vėl su kamuoliu Simas Jasaitis. Jau ne pirma tokia dvikova. Laimi Vilniečiai per keletą pastarųjų rungtynių minučių, jeigu dar prisiminti ir trečiojo kėlinio pabaigą. Ir turbūt anaiptol nesutapimas, kad jeigu tik nėra po krepšiais Tanokos Berdo, tuomet tampa lengviau žaisti ir Vilniaus komandos krepšininkams priešininkų baudos aikštelėje. Tačiau klysta aikštės šeimininkai, pamesdami kamuolį ir dabar jau Žalgiris pradės savo ataką. 47-44 ir trečiasis kėlinys baigėsi lygiu rezultatu 12-12. Ir tai kalba, jog kuo toliau, tuo labiau ima dominuoti šiose rungtynėse gynyba. Ir vėl tai sakoma, jog būtent gynyba laimi titulus ir laimi čempionatus. Šiandien vieneris iš tokių rungtynių. 8 sekundės atakai. Ginevičius. Dainius Šalenga. Sunkios padėties metą, nepataiko Šalenga ir vėl kova dėl atšokusio kamuolio. Ir dabar jau pražanga Žalgirio komandai. 10 numeris. Mindaugas Timinskas prasižengė 4. kartą. Sužaidus minutę ir 9 sekundės jis tampa pirmuoju krepšininku surinkusiu 4 asmeninės pražangas. Ir dabar jau ataką pradeda Vilniaus Lietuvos Rytas. Simas Jasaitis. Perdavimas Javtokui. Ir Javtokas pelno 2 taškus. Pražapsojo dabar Įdarušas Lavrinovičius. 49-44. 5 taškų skirtumą įgyja Vilniaus Lietuvos Rytas. Timinskas pagalvoja, akimirką pasiruošė ir nebereikalo atakavo varžovų krepšį. Pagaliau po kelių iš eilės netaiklių metimų pataiko Mindaugas Timinskas ir sumažina skirtumą iki 2. Dabar jau Vilniaus klubo atsakymas. Robertas Javtokas. Delininkaitis gainėjas jį
Vidas Ginevičius išmušdamas kamuolį, lieka 9 sekundės vilniečių atakai, keitimas, 4 pražangas gavęs Timinskas, sėdasi ant suolelio, vietoje Robertas Pekas. Keitimas ir Vilniaus komandoje. Robertui Jeftokui leidžia šiek tiek pailsėti Tomo Mohoričius, įleisdamas į aikštę taip pat gynėją Robertą Štelmacherį. Tomas Delininkaitis, Andrius Šležas. 2 sekundės atakai, meta Štelmacheris, netaiklus metimas ir Šležas atkovoja kamuolį ir dar viena pražanga. Dabar jau prasižengė 13 numeris. Paulius Jankūnas, 3 asmeninė jam, 2 komandinė Žalgirio ekipai. Ir vėl teks pakartoti tą kamuolio grąžinimo procedūrą Vilniaus Lietuvos Rytui. Saulius Kuzminskas. Bando atsidengti Šležas, tačiau klysta Štelmacheris ir Dainius Šalenga. Dėjimas iš viršaus ir rezultatas tampa lygus. 49-49 po Dainiaus Šalengos greitos kontratakos. Klysta Tomas Delininkaitis ir Žalgiris vėl skuba į priekį. Robertas Pekas. Dar 2 taškai, nebus įskaityti šie taškai. Tai rodo Kęstutis Pilipauskas, teigdamas, jog anksčiau prasižengė Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjas. Ir Žalgiriui teks grąžinti kamuolį iš šoninės linijos, tačiau jau po minutės pertraukėlės, kurios prašo Tomo Mohoričius. Gera nuotaika Siemens arenos tribūnose, 7 minutės ir 21 sekundė iki kėlinio pabaigos, 49-49, rezultatas lygus ir kamuolį į aikštę dabar grąžins Kauno Žalgirio krepšininkai. Šį kėlinį kol kas laimintis 5-2. Ginevičius, Pekas, Jankūnas, Šalenga, Lavrinovičius prieš Delininkaitį, Štelmacherį, Jasaitį, Kuzminską ir Šležą. Ginevičius su kamuoliu. Veržiasi į baudos aikštelę, tačiau kamuolys Dariušo Lavrinovičiaus nepasiekė. Lietuvos Ryto gynyba vėl užkerta visus kelius šiam Žalgirio atakos tęsiniui. Andrius Šležas. Delininkaitis. Štelmacheris. Perdavimas Jasaičiui. Progos metimui kol kas nėra. Kokį sunkų metimą pataiko Simas Jasaitis. Vargu ar dėl to būtų galima nors kiek priekaištauti Dainiui Šalengai. Tiesiog Jasaičio ataka buvo tokia, kurios uždengti nebuvo įmanoma. 51-49. 2 taškais vėl priekyje Vilniečiai. 3,5 minutės sužaista šiame kėlinyje. Šalenga numeta kamuolį Jankūnui. Jankūnas pelno 2 taškus ir dar uždirba pražangą. Vadinasi, Žalgiris dabar jau galės išsiveržti į priekį. Suklaidino Vilniečių gynybą tas tariamas Dainiaus Šalengos metimas. Štai. Ir paskutinę akimirką pakeitė sprendimą. Įduoda kamuolį Pauliui Jankūnui, kurį stabdo neleistinai, tačiau nesugeba sustabdyti Saulius Kuzminskas. Į aikštę netrukus Žalgirio komandoje grįž Tanoka Berdas. Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos ir Žalgiris priekyje 52-51. Jeigu neklystu, pirmą kartą šiame kėlinyje vėl išsiveržė į priekį Kauno Žalgirio klubas. 6 minutės ir 15 sekundžių iki rungtynių 4 kėlinio pabaigos. Grįžo į aikštę abu pagrindiniai centrai, Jeftokas ir Berdas. Andrius Šležas.
Aurimas Delininkaitis. Jo metimas netaiklus. Ir Ginevičius atkovoja kamuolį. Tiksliau sakant, sugauna jį po to, kai tikroji reali kova vyko baudos aikštelėje. Žalgiris apsigynė. 52-51. Perdavimas Lavrinovičiui. Lavrinovičiaus metimas nebus įskaitytas. Prieš tai prasižengia Andrius Šležas ir tai bus pirmoji pražanga Šležui bei trečioji komandinė Lietuvos Rytui. Jeigu žiūrėti iš šių rungtynių tam tikras tendencijas, tai Žalgirio komandos gynyba kiekviename kėlinyje žaidžia vis sėkmingiau. Pirmajame jie leido įmesti 19, antrajame 16, trečiajame 12 ir štai dabar ketvirtajame kol kas tik tai 4 taškus. Ir dar viena pražanga Andriui Šležui. Antroji asmeninė ir ketvirtoji komandinė. Tuo tarpu Žalgirio puolimo šlubavo. Ypatingai šlubavo pirmajame kėlinyje, per kurį surinko tik 8 taškus, antrajame įmetė 24, trečiajame 12. Na ir dabar reklaminė minutės pertraukėlė. Žalgiriui tebeturim tą vieno taško pranašumą 52-51. Grįžtame į Siemens areną, čia Tomo Machlovičius į aikštę sugrąžino Tyroną Nesbį. Taigi vėl toksai, sakykim taip, arčiau pagrindinė Vilniaus komandos penketukas ir 2 kartus kartoja kamuolį žalgiriečiai, kol pagaliau pelno 2 taškus. 54-51, jau 3 taškais priekyje Kauno ekipa. Kaip be pasibaigtų šios rungtynės Vilniaus komandai, tai bus puiki repeticija prieš antradienio finalą. Žalgiris šiandien demonstruoja tikrai labai gerą gynybą ir parepetuoti Vilniaus komandai turėtų būti labai naudinga. 4 minutės 55 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dariušas Lavrinovičius prieš Tyroną Nesbį. Lavrinovičius galima žaisti toliau ir vėl. Berdas ima kamuolį, jie metimą blokuoja Jeftokas, Berdas, vėl Jeftokas, vėl Berdas ir dabar jau atrodo pražanga užsidirba Vilniaus komandos žaidėjai. 7 numeris Robertas Štelmacheris prasižengia antrąjį kartą prie baudų metimo linijos. To Žalgirio komandos krepšininkas. 54-51, kol kas 3 taškais pirmauja Kauno Žalgiris. Ir Tanoko Berdas prie baudų metimo linijos. Šiandien metė 2 baudas, 1 prametė, 1 pataikė. Netaiklus baudos metimas, tai belieka tie patys 13 taškų Berdo sąskaitoje ir tie patys 3 taškai, kuriais pirmauja Žalgiris. Antrasis metimas pasiekia tikslą 55-51. Žalgirio pranašumas padidėja iki 4 taškų ir 4 minutės 30 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Mujazinovičius. Štelmacheris. Perdavimas Jeftokui. Štelmacheris iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Robertas Štelmacheris pramiegojo į Robertas Pekas. Visiškai paleido iš akių savo pagrindinį varžovą Žalgirio žaidėjas ir už tai baudžia Robertas Štelmacheris Žalgirį, mažindamas skirtumą iki 1 taško. 54-55. Robertas Pekas bandymas atsilyginti. Metimas tikslo nepasiekė, Jasaitis atkovoja kamuolį. Robertas Pekas dabar įsivėlė į tokią mikro dvikovą su Štelmacheriu. Ir su kamuoliu Vilniečio ekipos žaidėjas. 3 minutės 50 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Mujazinovičius. Štelmacheris. Apsigina Žalgirio komanda. Robertui Štelmacheriui nepavyksta pelnyti taškų. Turi tam tikrų priekaištų Latvijos rungtynių arbitrams, tačiau jau tenka grįžti prie savojo krepšio. Minimali Kauno Žalgirio persvara. 3 minutės ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dainius Šalenga prieš Jasaitį.
Šalenga. Netaiklus metimas ir vėl Bardas ima kamuolį. Tačiau gynybinė siena priverčia jį pasitraukti iš baudos aikštelės. Robertas Pekas. Labai svarbu Žalgiriui Roberto Peko taškai. 57-54. Jau 3 taškų pranašumą įgyja Kauno Žalgiris. Taironas Nesbi. Ir pražanga Dainiui Šalengai. 3 komandinė, 2 asmeninė. Ir vėl Robertas Štelmacheris. Perdavimas Jeftokui. Užtvara. Meta iš 3 taškų zonos, nepataiko Robertas Štelmacheris, tačiau kamuolys nuo Dariušo Lavrinovičiaus rankos palieka aikštę. Ir dar viena galimybė aikštė šeimininkams. Vilniaus Lietuvos Rytas grąžins jį, turėdamas naujas 24 sekundės šiai atakai. 2 minutės ir 51 sekundė iki kėlinio pabaigos. Ir vėl kamuolys atiduodamas Štelmacheriui, pagrindiniam Vilniaus ekipos atako organizatoriui. Mojezinovičius. Prasižengia Dariušas Lavrinovičius. Mojezinovičius stos prie baudų metimo linijos. Galimybė sumažinti vėl skirtumą iki minimumo. Antroji pražanga Lavrinovičiui. Mojezinovičius šiandien 2 baudas metė, 1 pataikė. Na, pasibaigus šiams rungtynėms bus apdovanoti ne tik 2 ir 3 vietas užėmę klubai, tačiau ir geriausiai reguliariojo sezono žaidėjai. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikęs Janis Blumas iš Ventspilio. Daugiausiai kamuolių atkovojo Stanoko Berdas. Rezultatyviausias žaidėjas Renaldas Seibutis iš Vilniaus Sakalų. Reguliariojo sezono naudingiausias krepšininkas Stanoko Berdas. O štai apie finalo naudingiausią krepšininką mes sužinosime kiek vėliau. Kol kas Mojezinovičius mažina skirtumą iki minimumo. 56-57. Su kamuoliu Žalgiris. 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Pekas į baudos aikštelę. Taškų nėra, pražangos nėra, kamuolys Vilniečių rankose. Ir galima tęsti ataką. 3-2. Štelmacheris. Netaiklus metimas. Toks gana chaotiškas kietas žaidimas, tačiau dabar jau ramina savo komandos draugus. Robertas Štelmacheris. 10 sekundžių lieka atakai. Mojezinovičius. 4 sekundės iki kėlinio atakai skirto laiko pabaigos ir pražanga Robertui Pekui. Ir tai yra 2 pražanga jam, tačiau svarbiausia, jog 5 komandinė. Ir Haris Mojezinovičius dabar stos prie baudų metimo linijos. Atsiranda galimybė jau vėl išsiveržti į priekį Vilniaus ekipai. Vietoj Lavrinovičiaus Antanas Sireika į aikštę grąžina Mindaugą Timinską, kurio matyt buvimo aikštėje šiek tiek apriboja 4 asmeninės pražangos. Haris Mojezinovičius vėl prie baudų metimo linijos. Taiklus baudos metimas. Rezultatas lygus. 57-57. 2 minutės ir 4 sekundės iki 4 šių rungtynių kėlinio pabaigos. Ar iki paties mačo pabaigos dar absoliučiai neaišku. Mojezinovičius šaltakroviškai sumatantis 4 baudas iš eilės vėl išveda į priekį Vilniaus Lietuvos Rytą. 58-57. Prasideda prieš paskutiniai 4 kėlinio minutei. Dainius Šalenga su kamuoliu. Timinskas. Perdavimas Berdui. Prieš jį tik tai vienas Robertas Jeftokas. Berdas. Galima žaisti toliau. Išmušė kamuolį Simas Jasaitis be pražangos iš Tomokos Berdo rankų. Berdas taip matyti ir nesuprato, iš kur atsirado gynybinė antroji siena, nes prieš jį lyg ir buvo tik tai vienas baudos aikštelėje likęs Robertas Jeftokas. Laiku atskubėjusi pagalba gelbsti Vilniaus komandos krepšį. Ir išsaugo 1 taško persvarą. Perdavimas Nesbiui. Nesbis pelno 2 taškus. Įveikdamas mikrodvikovoje Liudą Ginevičių. Galbūt šiek tiek priekaištauja, kad neprasižengė Ginevičius prieš Taironą Nesbį. Antanas Sireika, tačiau dabar jau šaukštai po pietų. 60-57. Štai po šios rezultatyvios Tairono Nesbį atakos ir minutės pertraukėlė. Čia reido pradžioje ir
Dainius Šalengas stos prie baudų metimo linijos. Kol kas šiandien baudų žalgirietis nemetė. Iš viso yra pelnė 7 taškus, pataikė 3 metimus iš 10. O štai šis baudos metimas skrieja pro šalį. Tuo pradžiugindamas Vilniečių komandos gerbėjus, kurie kaip tik ir stovi už to krepšį, kurį meta Dainių Šalengą ir daro viską, kad trikdytų Žalgirio komandos krepšininką. Antrasis metimas pasiekė tikslą 60-58. 2 taškais priekė Vilniaus Lietuvos Rytas ir minutė 15 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Paskutinėse Baltijos krepšinio lygos sezono rungtynėse. Ir prasižengia puldamas krepšį Simas Jasaitis. Šį kartą Vido Ginevičiaus gynyba be priekaištų. Ir ši klaida suteikia šansą Žalgiriui bent jau išlyginti rezultatą. Dainius Šalenga grąžins kamuolį į aikštę. Minutė ir 5 sekundės, per kurias dar gali visko nutikti. Dainius Šalenga. Perdavimas Berdui. Berdo metimas taiklus ir dar atrodo pražanga. Tanoka Berdas, kokį sudėtingą dvitaškį pataiko Tanoka Berdas ir dar stos prie baudų metimo linijos. Nesugebėjo dabar prasižengti taip, kad sustabdytų Žalgirio komandos centrą Vilniečiai ir už tai sumokėti gali 3 taškais. Tomo Mohoričius dabar prašo minutės pertraukėlės, nes rezultatas vėl lygus ir Žalgiris gali išsiveržti į priekį. Penkiasdešimt 5 sekundės lieka žaisti ketvirtajame kėlinyje. Dabar baigėsi ši minutės pertraukėlė. Rezultatas kol kas lygus 60-60. Berdas mes vieną baudos metimą. Iš 4 iki tol mestų šiandien jis pataikė 2, iš viso pelnė 16 taškų. Ir Tomo Mohoričiaus patarimai Tomui Delininkaičiui, kuris grįžta į aikštę. Takas, Berdas, Šalenga, Timinskas, Lavrinovičius, Mujezinovičius, Jevtokas, Delininkaitis, Nesbi ir Štelmacheris. Ir Tanoka Berdas prie baudų metimo linijos. Esant dabartiniai situacijai, kiekvienas taškas arba kiekviena pramesta bauda gali būti labai svarbi. Ir taiklus Tanokos Berdo metimas, taigi Žalgiris šiose atkakliose rungtynėse šiek tiek išsiveržė jau į priekį. 61-60. 50 sekundžių iki rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Robertas Štelmacheris. Delininkaitis. Delininkaitis klysta, Delininkaitis, pražangos nėra ir dabar jau šansas Žalgiriui. 1 taško persvarą jie išsaugojo. 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir 15 Žalgirio atakai. Rezultatyvus Žalgirio puolimas galėtų dar labiau gerokai apsunkinti Vilniečių padėtį ir dabar tą galės padaryti Dainius Šalenga, nes prasižengia 3 kartą Robertas Štelmacheris. Ir Dainius Šalengas stos prie baudų metimo linijos. Mažiau nei 27 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dainius Šalenga šiandien iš 2 baudų pataikęs 1. Prameta pirmąjį baudos metimą, taigi daugiausiai 2 taškais gali padidinti skirtumą Dainius Šalenga. Jeigu antrasis metimas bus taiklus. Taip ir yra, įmet antrąją baudą Dainius Šalenga, 62-60. Žalgirio komandos pusėje 2 taškai, kamuolys Vilniečių rankose ir dabar viską lems tai, kaip sugebės užpulti Vilniaus komandą arba, kitai žodžiais tariant, kaip sugebės Žalgiris apsiginti. Robertas Štelmacheris. Kol kas varinėjasi kamuolį, Štelmacheris ir prasižengia Tanoka Berdas. Tai bus 4 pražanga Berdui, dar 12,5 sekundės. Štelmacheris stos prie baudų metimo linijos. Ketvirtoji pražanga Berdui. Štelmacheris šiandien baudų dar nemetė.
Vietoj Delininkaičio į aikštę Tomą Mohoričius grąžina Simą Jasaitį. Ir dar viena minutės pertraukėlė prieš metant baudos metimus Robertui Štelmacheriui. Su pusė sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Po šios minutės pertraukėlės Robertas Štelmacheris mes 2 baudos metimus. Vadinasi, turi šansą išlyginti rezultatą Vilniaus Lietuvos Rytas. 60-62. Kol kas jie atsilieka 2 taškais. Ir pirmieji į aikštę sugrįžta žalgiriečiai. Robertas Štelmacheris šiandien pelnė 7 taškus, patenka tarp 5 rezultatyviausių Vilniaus komandos žaidėjų. Ir dabar prie baudų metimo linijos. Latvijos legionierius iš Latvijos. Ir pirmasis metimas. Tikslo nepasiekė. Dabar jau komplikuojasi situacija Vilniaus Lietuvos Rytui. Antrąjį baudos metimą taip pat pameta Štelmacheris ir kaip taranuoja Tanoka Berda Haris Mujezinovičius. Atrodo viskas tvarkoje, abu krepšininkai supranta situaciją. 2 baudos metimus prametė Štelmacheris, antrąjį galbūt ir tyčia. Sunku dabar pasakyti, tai geriausiai žino tik tai jis pats, tačiau Tanoka Berdas likus žaisti 11,5 sekundės gali užtvirtinti Žalgirio pranašumą, gali padidinti skirtumą iki 4 taškų ir tai jau, dabar šiuolaikinėme krepšinėje pakankamai saugus atstumas, likus žaisti 11 sekundžių. Tada jau bus priversti labai skubėti ir dar tikėtis palankesnių likusių įvykių susiklostymo vilniečiai. Berdas prie baudų metimo linijos, pirmasis metimas taiklus, 18 Berdo taškas ir dabar jau Vilniaus komandai prireiks 3-taškio metimo. O jeigu įmes Tanoka Berdas ir šį baudos metimą, tai dar bus ir sudėtingiau Vilniaus klubui. Ir tą padaro Tanoka Berdas, 4 taškų skirtumas, likus 11 sekundžių Vilniaus komanda dabar privalo skubėti. Laiko jiems beveik jau nėra. Mujezinovičius blokuoja jam iki Lavronavičius ir tai yra viskas. Tanoka Berdas savo baudos aikštelėje sumetęs nepaprastai svarbius taškus nuo baudų metimo linijos, išplėšė Žalgiriui pergalę. Štai džiūgauja žalgiriečiai, jie jau iškovoja pirmąjį titulą šį sezoną, tampa Baltijos krepšinio lygos čempionais. Atkakliuose, gynybinėse ir įnirtingose rungtynėse 64-60, 4 taškais įveikia pagrindinį savo varžovą Vilniaus Lietuvos Rytą, kuriam, reikia pasakyti, šios rungtynės buvo puiki treniruotė prieš antradienį vyksiantį ULEP taurės varžybų finalą. Sparingo partneris buvo tikrai geras, tuo labiau, kad galbūt šį pralaimėjimą bus galima paversti tuo sportiniu pykčiu, kurio prireiks antradienį Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai. Taigi, Baltijos krepšinio lygos čempionato finalas baigėsi. Jūsų ekranuose triumfuojantys Žalgirio krepšininkai. Jie tapo pirmojo BBL sezono čempionais. Ir dabar bus apdovanojamos ir antrąją, ir pirmąją vietas užėmusios komandos. Bus apdovanojami ir geriausi reguliariojo sezono žaidėjai. Priminsiu, už antrąją vietą Vilniaus Lietuvos Rytui atiteks medalių komplektas, taurė ir 22,5 tūkstančio eurų. Čekis. Taip pat asmeninį prizą gaus Janis Blumos iš Ventspilio klubo. Už tai, jog atliko daugiausiai rezultatyvių perdavimų, daugiausiai atkovojusių kamuolių krepšininkų tapo Tanoka Berdas iš Kauno Žalgirio, o rezultatyviausio krepšininko prizas
bus įteiktas Renaldui Seibučiui iš Vilniaus Sakalų klubo. Naudingiausių reguliariojo sezono žaidėjų tapo Tanoka Birdas ir pirmosios vietos prizas 30 000 eurų čekis. Štai šiems Žalgirio krepšininkams ir visam Žalgirio klubui taip pat medaliai ir taurė. Grįžta į aikštę po truputį dabar ir Vilniečių komandos žaidėjai. Jiems taip pat dar teks prizai, apdovanojimai. Na ir štai dabar prasidės ši apdovanojimų ceremonija, kurioje dalyvaus ir SEB bankų grupės vadovai, Lietuvos, Latvijos ir Estijos krepšinio vadai, aišku, šio sezono laureatai, Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir viską, aišku, vainikuos taurė. Perduota į ranką Žalgirio komandos kapitonui Mindaugui Timinskui bei fejerverkai palydėsintys šį Žalgirio laimėjimą. Taigi, dabar dar prizų ir apdovanojimų ceremonija, o aš šiandien jums rungtynes komentavęs Linas Kunigėlis jau atsisveikinu. Gerų vaizdų dar šiandien, štai šioje Siemens arenoje, ir dar kartą prieš atsisveikindamas primenu, jog antradienį 21 valandą Vilniaus Lietuvos Rytas žais svarbiausias, ne tik šio sezono, tačiau galbūt ir apskritai svarbiausias rungtynes per visą klubo istoriją. Antradienį 21 valandą tiesioginė Lietuvos televizijos transliacija iš Šarleruo miesto Belgijoje, kuriame bus sužaistas ULEB taurės finalas. Apdovanojimą sidabro medaliais. Jos įteikia taip pat Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Šarūnas Kliokys. Ir kol medaliai yra teikiami, mes dar sulauksime ir taurės, kuri taip pat bus įteikta antrąją vietą pirmajame Baltijos krepšinio lygos čempionate iškovojusiai Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. And now, the cup of the second place to the captain of Vilniaus Lietuvos Rytas, Robertas Jevtokas, is given by Speaker of Parliament of the Republic of Latvia, Ingrida Udrė. Latvijos Seimo pirmininkė Ingrida Udrė įteikė antrosios vietos taurę Robertui Jevtokui. Ir dabar, ponai ir ponios, nesvarbu, už ką jūs sirgote šį vakarą, aš labai norėčiau, kad jūs visi, kurie esate čia, palinkėtumėte Vilniaus Lietuvos Ryto komandai pergalės antradienį! Dabar metas individualiems apdovanojimams, daugiausiai rezultatyvų perdavimų. Best assists in regular season award is given by General Director of Statoil Lithuania, Anne Martori. And the best in assist in BBL regular season is Janis Blums Ventspils. Janis,
Janis Plums, jūsų aplodismentai, Ventspils komandos įžaidėjo atidavusiam daugiausiai rezultatyvių perdavimų. Second award, Best in Rebounds, daugiausiai kamuolių atkovojęs krepšininkas. Award is given by Philips Consume Electronic Sales Director in Baltic States Giedrius Martusevičius. Geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių, Tanoka Bird. Best rebounder in regular season. Best rebounder of SEB regular season. Puikus namų gynas ir visa jo sistema atitenka Tanoka Birdui. You're welcome, Tanoka. Dabar metas apdovanoti. Metas apdovanoti rezultatyviausią reguliariojo sezono žaidėją. Best Scorer Award in PBL regular season. Award is given by President of SEB Esti Ūkis Bank Mart Altve. Rezultatyviausias reguliaraus sezono krepšininkas Renaldas Eibutis, Vilniaus Sakalai. Dar vienas puikus Philips televizorius Renaldui Eibučiui. And now, the most valuable play in PBL regular season. Award is given by President of SEB Unibanka Viesturs Niemanis. Naudingiausias Baltijos krepšinio lygos reguliariojo sezono žaidėjas Tanoka Bird. Most valuable player in regular season. Paprašykit, gal parduos už pusę kainos po rungtynių. Time for awarding for the first place in PBL Final 4 with money check of 30,000 euro. Award is given by a member of SEB PBL Steering Committee, President of Latvian Basketball Federation, Ojar Skeris. 30,000 eurų piniginis prizas už pirmąją vietą finalinėme ketvirtyje. Ojar Skeris taip pat įteikė aukso medalius visiems Kauno Žalgirio komandos žaidėjams. Du apdovanojimai. Vienas komandinis, vienas asmeninis. Final 4 Most Valuable Player. Award is given by President of Vilniaus bankas Julius Niedvaras ir aš noriu ponui prezidentui suteikti žodį prieš tą momentą. Labas vakaras, gerbimieji. Pasaulyje mūsų šalis dažnai vadina Baltijos tigrais. Tai yra puikus simbolis. Šiandieną mes turim dar vieną simbolį. SEB Baltijos krepšinio lyga. Tai yra puikus renginys. 100 sportininkų, 1000 sirgalių, milijonai smagių gražių minučių. Aš esu laimingas galėdamas įteikti šį naudingiausio žaidėjo prizą Tanoka Bird. The Philips man. Tanoka Bird, jūsų aplodismentai. Ir paskutinysis iškilmingas momentas šį vakarą Siemens arenoje. The cup of the first place to captain of Kauno Žalgiris Mindaugas Timinskas is given by Prime Minister of Republic of Lithuania Algirdas Brazauskas.